Labas, mes esam CC iš ZPFM ir ką tik išgirdom apie vieną patį kvailiausią įstatymą, kurį nori priimti. Taip, taigi Lietuvoje nori uždrausti laikyti kovinius šunis ir mes sakom, tai yra didžiausia nesąmonė. Tas, kas sugalvojo šitą įstatymą, apskritai niekada turbūt namuose nelaikė šuns, nemyli šunų ir turbūt net gali būti, kad neturi širdies. Aš, Gabrielė Martirosianaitė. Žmonės baudžiami už jų pačių padarytus nusikaltimus. Už kokius nusikaltimus mes gyvūnus bausime mirtimi. Šuo ne daiktas ir ne kovinis žaisliukas. Uždrauskime kovinį dresiravimą, o ne šunų veislės. Aš esu Donatas Baumila ir manau, kad šuo yra draugas, o ne ginklas. Mažinti grėsmę visuomenė reikėtų nenaikinant atskiras gyvūnų veislės, o mokinant žmonės teisingai auklėti savo gyvūnus. Aš esu Gabana ir esu prieš šį įstatymą. CC sako ne. Mes esame prieš šį įstatymą ir siūlome su šunų kovomis bei šuns agresija žmogui kovoti taikiais ir efektingais būdais. Pirmiausia, keičiant nusistovėjusi požiūrį į šunį kaip į ginklą ar signalizaciją ir pradedant juos priimti ir auklėti kaip savo draugus.